Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas – tai kur kas daugiau nei tik išsamią Lietuvos žemės ūkio viziją įgalinantis dokumentas, tai tvarus kelias į ateities žemės ūkį Lietuvoje, įtakojantis ne tik šios svarbios ūkio šakos vystymąsi šalyje, bet ir daugelio Lietuvos gyventojų kasdienį gyvenimą. Lietuva – derlingos žemės ir ją dirbančių žmonių šalis. Čia nuo seno kuriame savo ateitį dirbdami žemę, augindami maistą ir stengdamiesi tausoti gamtą. Kad šis kelias būtų tvarus ir teiktų naudą visiems, Lietuva įgyvendina 2023–2027 metų žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą. Šio plano tikslas – sukurti ilgalaikes sąlygas stiprinti Lietuvos kaimą ir žemės ūkį. Užtikrinti ūkių pajamas ir konkurencingumą, saugoti dirvožemį, vandenį ir biologinę įvairovę, skatinti jaunus žmones kurti ūkius, remti tvarius ir aplinkai draugiškus sprendimus ir užtikrinti, kad mūsų maistas būtų saugus, sveikas ir kokybiškas. Klimato kaita – iššūkis, su kuriuo turime susidoroti visi kartu. Šis iššūkis neaplenkia ir žemės ūkio veiklos, kurioje vis dar yra aplinkai nepalankių praktikų, per didelis trąšų ar pesticidų naudojimas, vandens tarša ar susidarančios atliekos ir jų panaudojimas. Todėl strateginis planas skatina mažinti taršą, taupyti vandenį, saugoti dirvožemį ir plėtoti atsinaujinančią energiją ūkiuose. Tai žingsnis link žaliosios transformacijos, kuri užtikrins tvarią gamybą ir ateities kartų gerovę. Kaimas – tai ne tik žemė ar aplinka. Svarbiausia – tai kaime gyvenantys ir dirbantys žmonės. Jie yra tikrieji kaimo gerovės kūrėjai. Todėl svarbi strateginio plano dalis yra jaunųjų ūkininkų įsikūrimo rėmimas, moterų iniciatyvų skatinimas bei vietos bendruomenių aktyvinimas. Šiomis priemonėmis siekiama kurti darbo vietas kaimiškose vietovėse, skatinti socialinę įtrauktį ir žiedinės ekonomikos plėtojimą. Kiekvienas žmogus čia gali prisidėti prie gyvybingo ir stipraus kaimo kūrimo. Strateginis planas atveria kelią inovacijoms, nuo skaitmeninių valdymo sprendimų iki pažangių technologijų žemės ūkyje užduotims atlikti ar visiškam užduočių automatizavimui. Mokymai, konsultacijos ir žinių dalijimasis padeda ūkininkams priimti sprendimus pagrįstus mokslo žiniomis ir tvarumu, nes ateities ūkis – tai sumanus ūkis pasitelkiantis naujausius mokslo laimėjimus. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Europos Sąjunga. Parama skiriama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir kaimo plėtros fondo, tam, kad kiekvienas euras kurtų pridėtinę vertę Lietuvos ūkiuose. Tvarus, žalias ir gyvybingas Lietuvos kaimas – tai mūsų visų darbo rezultatas. Prisidėkime prie pokyčių kartu, dėl mūsų žemės, mūsų žmonių ir ateities.